Lenkijos miestas, kuriame gyvenau. Poznanė. Poznanė yra įsikūrusi vakarinėje Lenkijoje ir yra 5. pagal dydį Lenkijos miestas. Na, sugrįžau į Poznaną. Na, kažkada čia aš gyvenau 3 metus. Na, jau esu čia nebuvęs beveik 5 metus, kiek prisimenu. O kai gyvenau Poznanėje, čia studijavau, tai Collegium Novum. Wow, aš jaučiu nostalgiją, tikrai. Na, aplinkui taip atrodo. Na, nėra taip, gražu, bet taip yra. Ir čia yra paštas. Na, labai gražus pastatas, ne? Labai faina. Na ir šitas pastatas yra teatras, na kiek prisimenu. Ir prie teatro yra, didžiausia arba, pagrindinė gatvė Poznanėje. Tai pavadinimu ulica Švento Marčino. Todėl nežinau kaip lietuviškai tai Marčino gatvė arba kažką. Na, kiek prisimenu, čia visą laiką yra konstrukcija. Na, čia taip pat atrodo kaip, kai čia gyvenau. Na, visą laiką yra konstrukcija, nežinau kodėl. Ir šitas pastatas yra universiteto dalis ir viduje yra administratoriai. Na, kažkada buvau. Ir čia yra paminklas, tai apie įvykį, kuris buvo 1956 metais. Na, čia buvo šitas įvykis. Na, buvo, kiek prisimenu prieš vyriausybę. Na, kiek prisimenu. Ir čia yra Adomo Mickevičiaus statula. O ten yra studentų bendrabutis ir ten aš gyvenau 10. aukšte. Na, tik 1 metus ir daug buvo tam vakarėlių. Na, kasdien buvo. Ir apie šitą naują pastatą, kai ten gyvenau, dar nebuvo. O čia irgi teatras ir šitas labai gražus pastatas yra vieta, kur aš mokiausi lenkų kalbos. Na, yra mokykla ir tam viduje dar yra įvairūs fakultetai. Na, tik 1 metus tam mokiausi, labai gražu irgi viduje. Ir tam prie to pastato yra bažnyčia. Ir prie teatro yra toks parkas labai gražus. Na, čia yra mano mėgstamiausias parkas Poznanėje. Kartais aš būdavau pailsėti. Na, dabar vyksta po visą Poznanę, konstrukcijos visur. Na, šita gatvė irgi yra kaip pagrindinė, bet kaip matote, čia jau negalima važiuoti.
Ir čia yra aikštė miesto centre. Ir tolumoje yra Poznanės senamiestis. Ir tai irgi galbūt teatras, galbūt. Jau neprisimenu. Ir čia yra fontanas ir visada vaikai arba jauni žmonės čia žaidžia. Ir tai yra kelias į senamiestį. Ir čia turi būti lankytina vieta ir labai turistinė vieta, galbūt turistiniausia vieta Poznanėje, bet ir čia irgi konstrukcija labai gaila. Labai. Ir ten yra, šitame pastate yra grožio salonas, kirpykla, į kurį visada eidavau. O tokia vieta lenkiškai vadinama kaip rynek. Nežinau, kaip lietuviškai galima išversti, galbūt turgaus aikštė arba kažkas. Ir kažkada tam buvo valgykla, į kurią dažnai eidavau, bet jau nėra. Matau, kad dabar yra kita parduotuvė. Ir ten yra rotušė ir iš rotušės pasirodo ožkos tam. Ir pastatas, kuris yra už mane, yra rotušė ir iš rotušės kartais pasirodo ožkos. Ten yra laikrodis ir iš tos vietos pasirodo. Kaip matote, dabar yra geriausias sezonas atvykti čia, labai šilta ir geras oras šiek tiek. Ir čia yra pilis, kuri buvo pastatyta 16 amžiuje. Ir prie tos pilies yra bažnyčia. Ir tai viskas. Ir čia yra Puvėjskos gatvė, yra daug restoranų, parduotuvių, įvairių parduotuvių yra. Todėl galima sakyti, kad pramogų gatvė šiame mieste. Čia visada judru ir labai daug žmonių čia visada. Ir šitas pastatas yra prekybos centras ir pavadinimu Brovar. Kažkada čia gamydavo alų. Dėl to taip vadinasi. Šitas prekybos centras yra labai didelis ir viduje ir labai gražu. Mano studentų metu dažnai eidavau į šitą prekybos centrą. Taip atrodo, labai gražu, ar ne? Ir trečiame aukšte yra toks, nežinau kaip sakyti, tokia vieta. Ir vasarą tai tikrai, malonu valgyti arba gerti. Ir ten yra labai didelis parkas. Taip atrodo parkas prie šito prekybos centro. Matau, kad dabar prieš prekybos centrą gražus tvarkyta. Irgi yra fontanas, faina. O mano universitetas yra labai arti. Todėl aš dažnai čia ateidavau.
Na, šita gatvė yra ta pati na Šventa Marčina. Na, dabar gražiai atrodo, bet kai gyvenau čia, na, šita gatvė nebuvo taip graži. Na, atrodo kaip sakyti, sovietmečio gatvė dabar kitaip. Na, galbūt einu į opiatą domovę. Na, kuchnia u Grzegorza. Einu. Ir ten yra prekybos centras ir autobusų stotis, irgi yra geležinkelio stotis. Ir, na, kažkada buvo laikas, kada beveik kiekvieną mėnesį važiuodavo į Lietuvą iš tos autobusų stoties. Na, kai gyvenau, na, iš Poznanės buvo autobusai, tiesioginiai autobusai iš na, Berlyno per Poznaną, Varšuvą ir Vilnių. Na, bet dabar jau galbūt nėra. Kiek žinau, na, kažkada Lux Express na, važiuodavo. Na, čia yra kažkas naujo man. Na, visai kitaip dabar atrodo. Kai gyvenau, čia nebuvo nieko tokio. O čia yra miesto seniūnija, Ježice. Ir kažkada aš, na, netoli gyvenau čia aplinkoje. Ir čia yra turgus. Ir netoli yra mano butas, kuriame anksčiau aš gyvenau. Na, yra butas, kuriame aš gyvenau anksčiau. Na, wow, jaučiu nostalgiją. Na, yra labai senas pastatas ir visada ne taip patogu. Na, bet tai yra geras, na, atsiminimai, geri atsiminimai yra. Ir čia irgi važiuoja tramvai, todėl buvo labai patogu, viskas buvo arti. Na, parduotuvės ir restoranai yra aplinkui. Ir turgus. O Poznanėje aš turėjau susitikimą ir visai užmiršau filmuoti. Na, bet aš jau sugrįžau į Varšuvą. Na, Poznanėje aš tam, na, tik buvau 5 valandos, o kelionės autobusu iš viso tai 8 valandos. Na, todėl kelionės autobusu tai ilgesnės. Na, bet buvo faina. Na, džiugu, kad aš galėjau sugrįžti į miestą, kuriame aš anksčiau gyvenau. Na, kaip vakar esu Varšuvos stotyje. Nežinau kaip sakyti. Na, stotyje Warszawa Zachodnia. Labas rytas, na, šiandien tai Liepos 15 diena ir šiandien jau paskutinė diena Europoje, Varšuvoje. Man reikia sugrįžti į Japoniją. Na, šiandien tai labai gražus oras. Na, šita gatvė Varšuvoje yra labai graži. Čia netoli centro.
Na, nežinau dabar kiek laipsnių Varšuvoje, bet tikrai šiandien labai karšta. Labai. Na, bet aš mačiau, kad Japonijoje, mano mieste dabar, kai atvyksiu, tai temperatūra bus, beveik 36 laipsniai. Ten karščiau ir ten, žinote, drėgna labai. Todėl aš manau, kad bus pragaras tikrai. Truputį dabar bijau. O mano lėktuvas išvyks 17:40 šiandien, todėl aš dar turiu laiko, todėl pirmiausia aš paliksiu savo bagažą, lagaminą, stotyje. Ir aš turiu šiandien susitikimą su draugais. Kavinė, kur susitikime, turi būti čia, Naujojo Pasaulio gatvėje. Man atrodo, kad šitą kavinę, Charlotte, jo. Ten yra kavinė Charlotte. Ostatni raz właśnie zgubiłem. Dar aš turiu 4 arba 5 valandas iki išvykimo, bet dabar jau važiuoju į oro uostą, nes dabar vasara, todėl galbūt bus daug žmonių ir minia, ir man reikės ilgai laukti. Todėl aš manau, kad geriau anksčiau. Įkėliau pagaliau naują video ištelsiu. Mano šiandienis skrydis bus labai ilgas kaip pradžioje. Šį kartą bus 29 valandos, tai tikrai ilga kelionė. Jau man reikia išskristi iš Varšuvos.